Buvusio Skinderiškio dvaro ir kaimo vietoje dviejų geografinių landšaftų Žemaičių aukštumos ir Vidurio Lietuvos lygumos susidūrimo vietoje įkurtas Skinderiškio dendrologijos parkas. Tai vakarinis Kėdainių rajono pakraštys, 13 km į šiaurės vakarus nuo Josvainių miestelio. Parko įkūrėjas, puoselėtojas, prižiūrėtojas yra miškininkas Kęstutis Kaltenis. Skinderiškio parkas pasižymi itin didelę sumedėjusių augalų rūšių, veislių, medžių, krūmų, lianų, iš jų apie 150 spygliuočių ir 1150 lapuočių. Tai viena gausiausių dendrologinių kolekcijų Lietuvoje. Parkas padalintas į tokias geografinės augalų grupės: Europos, Sibiro, Kaukazo, Vidurinės Azijos, Kinijos, Japonijos, Šiaurės Amerikos rytų ir Šiaurės Amerikos vakarų. Daugiausia, apie 350 augalų rūšių, yra iš tolimaisiais rytais vadinamos Rytų Azijos dalies. Ten kalninės, tai vienam kuokštelį po 2 spyglius, o čia jau 5 spyglius. Va, matot, tai 5 spygliukai, ta? Geltonoji pušis 3 spyglius. Iš Amerikos kilusi ten pakalninė. Parke įrengtos informacinės lentelės su augalų pavadinimais, suoliukai, informaciniai stendai, geografinių augalų grupių nuorodos, 3 apžvalgos bokšteliai iškilę į 7 metrų aukštį. Parko centrinėje dalyje neseniai rekonstruota dengta estrada. Pastatyti nauji lauko baldai, įrengta laužavietė. Lankytojų automobiliams įrengta nauja aikštelė, kurią rėmina poilsio suoleliai. Greta pavėsinė, smėlio dėžė, supynės vaikams. Viskas tik iš ąžuolo. Parką papuošė 2 naujas skulptūros. Rankos puoselėjančios medį, skirta parko įkūrėjui Kęstučiui Kalteniui, pastatyta netoli centrinės parko aikštės. Šiame parke prieglobstį randa daugelis sparnuočių, kurie savo giesmėmis džiugina kiekvieną lankytojo ausis.